Lietuvos darbdaviai tvirtina, kad trūksta kūrybingų, kritinio mąstymo nestokojančių, tiksliųjų mokslo absolventų, tyrėjų, o juos reikėtų pradėti ugdyti mokyklinėme suole. Daug metų buvo blaškomasi ir svarstoma, kaip turėtų būti skatinamas mokinių susidomėjimas chemija, biologija ar fizika. Atsakymą pasiūlė kūrybingi Lietuvos mokytojai, sudėję savo sukauptą patirtį į 11 ir 12 klasėms skirtus biologo, fiziko ir chemiko užrašus, išleistus leidyklos Šviesa. Labai prašau visus atsiversti biologo užrašus. Šiandien mes pasižiūrėsime, kaip mielės dauginasi idealiomis gyvenimo sąlygomis. Pirmiausiai atsižvelgime į bendrojo lavinimo programas ir atsižvelgime į valstybinio brandos egzaminų programas. Iš tikrųjų, vienas iš prioritetų buvo padengti šias programas visais tyriamaisiais darbais. Mes judėjome ne šiaip savo kokių, bet įdomių, žadinančių smalsumą, kūrybingumą, norėjimą atrasti ir pratęsti tą darbą. Ir iš tikrųjų tai pasiteisino. Labai daug dėmesio kreipiau į Lietuvos Respublikos faktus. Man patinka biologų užrašuose pateikti faktai, nes būna daug įdomybių parašyta ir šiaip daug sužinai. Labai svarbu akcentuoti tai, kad šitais yra daug praktikos darbų ir kurie yra paremti ne tik praktika, bet ir problemų sprendimu. Galbūt vienas įsimintiniausias tai buvo morkų cukringumo tyrimas lašeliniu būdu. Taip pat visai patinka diskusijos, nes turiu aštrų liežuvį ir mėgstu pasiginčyti. Užrašų kūrėjai siekė, kad mokomoji medžiaga būtų patraukli ir verčianti tobulėti ne tik mokinius, bet ir pedagogus. Kuriant biologų užrašus yra ikona faktai. Tai yra idėja kiekvienam mokytojui sudominti mokinį, duoti intrigą pamokos pradžioje. Tada iš faktų labai dažnai rutuliojasi diskusija. Diskusija, manyčiau, šiais laikais yra netgi būtina. Taip, tai yra iššūkis mokytojui. Todėl, kad norėdamas vesti ir kontroliuoti diskusiją, tu turi būti labai gerai pasiruošęs. Baigiamųjų klasių mokytojai susiduria su iššūkiu. Mokinys nuo mažens neįpratintas spręsti probleminių užduočių, kelti hipotezių ar atlikti sudėtingesnių tyrimų. Vyresnėse klasėse susiduria su sunkumais. Todėl buvo sukurti 5-6 klasių gamtos ir žmogaus kursui skirti tyrėjo užrašai. Jų tikslas – jaunimui sukurti vientiso pasaulio sampratą, kurioje atsiskleistų chemijos, fizikos ir biologijos pradmenys. Pagrindinis skirtumas yra mokinių praktinė veikla ir problemų sprendimas. Ir atsirado naujas terminas kaip probleminis mokymas. Pagrindinė užduotis yra tai, kad vaikų užduotis būtų įveikiama. Rašiau taip, kaip atrodo pats norėčiau padaryti, taip kaip vaikams, kad būtų įdomu, kad mokytojas be didelio kažkokio tai ypatingo pasirengimo, kad galėtų atlikti tam tikrą praktikos darbą. Skirtumas tyrėjų užrašų nuo kitų pratybų yra tas, kad labai gražiai yra pateikti probleminiai klausimai. Pedagogui yra didelė atspirtis ruošiantis pamokai. Planuodamas pamoką, tu jau turi visas gairias ir jos yra išspausdintos, nereikia rankioti, nereikia žiūrinėtis iš kitų šaltinių, yra viskas viename. Tais tyrėjų užrašais dirbame pirmus metus, bet labai patinkam ir laukiam 6 klasės tyrėjų užrašų. Labiausiai laukiu gamtos pamokos, nes per ją galima dirbti su šita tyrėjų užrašais, tirti viską, aplinką, labiau negu per kitas pratybos. Man įdomus tyrimas buvo, kai mes stebėjom sėklų augimą, per kiek laiko jos užauga. Juose yra įsivertinimų naujų dalykų, kurių mes dar nesame girdėję. Pagal naujas mokymo programas parengtus ne tik užrašus, bet ir visą kompleksinę mokymui pritaikytą medžiagą netrukus galės naudotis ir kitų klasių mokiniai bei pedagogai. Daugiau informacijos leidyklos tinklalapyje www.šviesa.lt.